Hai, biški tokioj nestandartiniai vietoj randos. Eisim po to, parodysiu kur, bet gal jau suprantat. Nuostabus oras, pagalvojau, reikia kažkokį neeilinį vlogą susukti, tiksliau sakant, neeilinį vietoj. Nes dar nei vieno vlogo neturėjau filmuoti tokioj vietoj, kokioj filmuoju dabar. Šiek tiek vėjo yra, tikiuosi vėjo apsauga veikia gerai ir jūs mane gerai girdit. Dabar yra 21 šilumos, dar tik 12 ryto, super. Šiandien vyksta mieste šeimų maršas vėl. Tai klausimas, kaip ten su to miestu šiandien bus, eisim, neeisim. Nepasiimu nuo saulės akinių, tai spigina saulė baisiai. Žmona sakė, pas mus netoli namų yra policijos būstinė, viena iš pagrindinių, gal netgi pagrindinė būstinė Vilniui, Mėnulio gatvėj. Tai sakė, varo policija, būsikai su mergalkėm tenai. Belenkiek, sakė, žmonių jau susirinkė į tą maršą, tai wow. Blema, žmonės neturit ką veikti, aš nesprantu, eikit dirbti dar kažką, what the fuck, ta prasme, nu nežinau, tie piketotai visi maršai, dar ten kažkas. Aš suprantu, kai eini dėl rimto dalyko, ten pavyzdžiui, valdžią nuversti, dar kažką, ten pinigų nemoka, ten piketuoja kokie ten troleibusistai, autobusistai ir ten, nu žodžiu, ta prasme, rimtas reikalas, o čia aš nesuprantu iš tikrųjų. Ta prasme, tiesiog, va, kaimiečių banda susirenka ginti kažkokias tai teisės. Ką jūs apginsite, ką jūs čia suprasite? Ta prasme, ateina žmonės daryti maršus, kurie tiki, kad žemė plokščia, kad 5G skiepas atneša, ar ten sukelia vėžį 5G, nu žodžiu, o tokie va. Ir aplamai, kai pasižiūri reportažus, kai pasižiūri interviu, kai jie man tokie bedančiai, prasigėrė, raudoniai visi, nu blin. Iš tikrųjų, va, kai pagalvoji, eitum, sutikim, va dabar eičiau miestu, ar ne, ir nu, tai va, netyčia užklyščiau, pavyzdžiui, ne, pro šalį eičiau ir nufotkintų mane. Nufotkintų mane ar nufilmuotų mane, patekčiau kadrą ir patekčiau online kažkur. Tai, aš nežinau, man tai būtų pati didžiausia gėda, kokią galėčiau turėti. Wow. Šiaip turėjau minčių nuvažiuoti ten prie Seimo negalima su dronu skraidyti, bet žinau, ten vieną tokią vietą nuvažiuoti. Aš jau kažkada esu ten buvęs. Bliama, kaip ta saulė spigina. Darysim šitai, va. O, biški bus geriau. Jo, tai ten viena vieta yra netoli Seimo, kur gali pakilti 102 metrų, man atrodo, leidžiama. Tai iš ten galėčiau pakilti, pafilmuoti. Įstatymų kaip ir nepažeisčiau, o plius ir matytųsi ten tas visas piketavimas. Bet žmona sako, nevaryk, nes mažai ką ten pradėjo šaudyti, susišaudimai dar kažką, ir aš taip po to galvoju, lietuviai per dideli bailiai tokiam dalykam. Ta prasme, kur tu lietuviai šaudysis? Jeigu šaudys kažkas, tai šaudys nebent policija iš guminių kulkų. Čia yra daugiausiai, ką jie gali padaryti. Ten granatų pamėtis kokių dūminių, gal kažką tokio, ašarinių dujų balionėlį, bet šaudys tikrai Lietuva niekas nesišaudys, kaip ten būna kokioj Prancūzijoje, Amerikoje ir dar kažkur. Ne, Lietuva tokio lygio dar nepasiekus ir klausimas, ar kada nors iš vis pasieks. Šiaip norėčiau, faina būtų pafotkinti, pafilmuoti durnių bandą, bet iš kitos pusės, nu jo, ten fiks znait, ką ten gali sugalvoti, sušvies kažkam kažkas, nu. Bet nežinau, matysiu, nes šiaip oras žiauri liuks, aфиgenas, gaila, tikrai, kad dirbam jau penktadienį visą dieną. Jeigu nereiktų visą dieną dirbti, tai iš vis būtų aфиgenai. Nu, bet atidirbsim iki 4. Ir nežinau, sakau, ką toliau veiksim. Tikrai namie nesidėsim. Važiuoti į centrą neapsimoka, nes kamščiai bele kokie. Dabar jau. O eiti visą tą kelią. Nu, aš su tam paspirtuku ir dviračiu greit nulėkčiau, bet vat, su vaiku ir žmona nelabai pavyks. Nežinau iš tikrųjų, ką veiksim. Dronas pilnai užkrautas, visas 3 baterijos. Nu, žodžiu, kažką reikės galvoti. Tai va, o dabar, nežinau, einam apsižvalgyti, kur aš esu. Voila!
prie kraštų labai neįsiu, gal kad žmonių neišgazdinti. Po to iškvies policija, gaisrininkus, dar kažkas sakys, čia savižudis vaikšto stogais. Jo, aš esu ant stogo savo darbo. Tenais kamputį, jeigu pasižiūrėti, auga vyšnė. Ir ten labai dažnai mes, aš nelipdavau, bet mūsų darbuotojai dar prieš visus karantinus lipdavo skinti vyšnių iš ten, nes tas visas didžiulis medis yra vyšnė ir ten jų labai daug būdavo. Jokie paukščiai niekas neišleisdavo. Tai va, tai aš nežinau, padarysiu keletą nuotraukyčių čia turbūt ir lipsiu žemyn, kol sėdinti žmonės prie kompiuterio manęs nepamatė ir neiškvietė apsaugos ar dar kažko tais. Sakys, vaikšta čia kažkoks durnelis ant stogų. Bet, saviškai gal dar nekviestų, gal patys ateitų paaiškinti kažką, bet, aplinkiniai žmonės iš gatvės tai rimtai gali pagalvoti, kad čia vaikšto kažkoks. Arba darbininkas kažką čia tiesiai kažką daro, arba savižudis. Žodžiu, padarom keletą fotkyčių, leidžiamės papietauti. Šiandien su paspirtuku į darbą atvažiavau, tai kelionės negaliu pafilmuoti. Bet, nežinau, kažką veiksim, nes jau penktadienis liuks, o penktadienį tokiu oru, o dar kai savaitgalis gražus nusimato, tai reikia kažką planuoti tikrai. Gal pavažiuoti kitą miestą, ekskursiją kažkokią pasidaryti, kai buvo su molėtais, tai dabar tą patį. Nežinau, grįšiu namo, pašnekėsiu su žmona, pažiūrėsim, ką jinai galvos. Išgirdau sirenas, blemba, įsigandau, kad rimtai mentus iškvietė. Bet ne, čia tik tais greitoji ir ne pas mane, tikėkimės. Šiaip online mačiau, tokie trendai sklando, du tokie įdomus, kuriuos aš irgi norėčiau pabandyti. Tai manau, kad juos įtrauksiu į savo video sąrašą, kuriuos norėsiu sukurti. Tai vienas toks durnas, debiliškas, bet sudomino. Tai yra su Miau šokoladiniais tais pienais, ne tik šokoladiniai, ten braškiniai panašiai. Tai tie įvairių skonių pieneliai, pienai, pienas su skoniu, net nežinau kaip įvardinti. Tai principas yra toks, kad tu nusipirki visų skonių, man atrodo 4 ar 5 yra dabar pats susibalamūtinau. Ir tiesiog išrenki skaniausią, ragauji visus ir išrenki skaniausią. Tai internete žiauriai mušasi du skoniai, tai yra braškinis ir šokoladinis. Dar žinau, kad yra bananinis ir kažkoks mėlynas, dabar neatsimenu su kuo jisai. Dabar gal vanilinis yra ar nėra? Reikės pasigūglinti. Man atrodo 4 gal yra. Nors man atrodo visai nesiniai naujas skonis iš jo, tai gal ir 5. Jo, visgi yra 4, tai vis laik buvo 3 ir iš jo naujas 4. Tai 4 yra mėlynių skonio, o tie 3, kurie buvo, tai braškės, šokoladas ir bananas. Tai manau, kad padarysiu ir aš video, nusipirksiu visus 4, paragauti tiesiog ir pasakysiu savo nuomonę, kuris iš jų visgi yra skaniausias. O kitas trendas yra toks jau pakankamai įdomus. Tai chebra išsirenka random, o jeigu daro, pavyzdžiui, daugiau negu vienas žmogus, tai vienas kitam parenka random kažkokią tai sceną iš filmo ir tas žmogus turi įgarsinti. Bet įgarsinti turi, aplamai turi įgarsinti ne tik žodžius, bet ir garsus, kas vyksta aplink. Tai toks geras iššūkis. Aišku, fainiausia būtų su kažkuo šitą daryti, nes tada būtų laiko limitas, per kurį turi padaryti, kas būtų žiauriai faina. Bet vargu ar aš rasiu su kuo, kam mes šitą challenge. Tai manau vienas padarysiu tiesiog, duosiu savo limitą diena, tai per vieną dieną turėsiu išsirinktai scenai padaryti įgarsinimą dialogo ir įgarsinimą garsų, kas vyksta toj scenai. Tai tik tais, nežinau, ar pačiam įsirinkti kažkokį filmą, ar jums leisti. Aš manau, kad galbūt kažkuriam vlogę paprašysiu jūsų rašysit komentaruose kokius filmus įgarsinti, aš dar savo prisirašysiu ir po to paleisim laimės ratą ir kurį filmą išsuks, tą išsuks. Ir tada, sakykime, padarysiu filmo kelias scenas ir tas scenas vėl išsuksim randomų ir, taip išrinksim sceną, kurią turėsiu garsinti. Scena turėtų būti iki 2 minučių, nelgesnė.
Jo, tai, žodžiu, bus ką veikti. Turėtų būti įdomu, tai va, jo, tokį savo challenge padarysiu šiemet dar. Ir manau, kad šitą viską padarysiu tada, kai žmona, blema, balsas kimsi kažko, kai žmona bus išvažiavusi iš Šilutę, kai turėsiu laisvo laiko, laisvą plotą, tai va, bus galima įgyvendinti šitą video. Žmonės yra antiek debilai, kad man jų net gaila iš tikrųjų. Pasakojau, kaip būna rugsėjo mėnesį, kai važiuoju su mašina. Anksčiau niekad rugsėjo mėnesį neteko važiuoti nei su dviračiu, nei paspirtuku. Ta pati situacija. Idiotai, vieni idiotai. Jaunimas net nesižvalgo, varo tolkę tą, pofik viskas. Čiuch per tos dviračių takus. Ar man užkliūna, ar aš priekį matau, net netysko pasižiūrėti, eina kaip niekur nieko. Tai pastoja, tai dviračiai, tai paspirtukai per tos signalus. Tai vos negalima iš tų signalų, kol nuvažiuoju iki darbo, padaryti Jingle Bells visą dainą. Dabar važiuoju gal. Eina kažkoks senis. Eina, žiūri per dviračio ir žiūri mane. Aš tiesiai jį važiuoju, tiesiai jį. Jis, kaime, prieš mane, negaliu jo aplenkti, nes iš priekio atvaro 3 ar 4 paspirtukai ir dviratis. O jis eina, va tai va tiesiai mane. Tai aš prieš jį privažiau prie jo, dėjau ant stabdžių, sustojau. Tai daviau biškį pizdakas, nesikeikiant tau mažą vietos, tu matai, kur tu eini, kažką pamurmėjo rusiškai nuėjo. Po to, čia netoli namų vėl varau, įsibėgėjęs, svarbiausia, paėmęs tą 25 km per valandą greitį, per perėją eina, bet per perėją veda dviračių takas, aiškiausias iš kilometro matos. Eina moteris su vaiku, vidurį dviračių tako. Eina, ir svarbiausia, mato, kad atlikiu, žiūri mane, iš pradžių šneka su vaiku, žiūri mane, ir po to jau žiūriu, sustraukt pradeda, maždaug, ko tu čia atlikai ant mūsų? Eik tu nafig, blemba. Man atrodo, reikia darbe prispausdinti buklėtų, kaip nebūti debilų ir va tokiem žmonėm tiesiog įteikti. Kiekvieną va tokį debilą sutikus keli dviračių tokie, sustoti, nepagailėt laiko, ištraukt iš kuprinės, įteikti. Ir pavadinti, kaip nebūti debilų. Va rimtai, arba pasimt kastėtą ir pravažiuojant kiekvienam per nosį. Man jau nervai nebelaiko iš tikrųjų, ant kiek bukumo žmonių yra. Kada jie pradės galvoti savo galvą? Come on, hebra. Come on, dviračių takas ne pėsčiųjų. Jeigu vaikščiot dviračių taku, eikit ir per gatvę tada pasivaikščiot ir bus gerai. Debilizmui ribų nėra.